diena! Labą dieną. Šiandieną mes filmuojam antrą dalį mūsų hardcore išgyvenimo. Praeitoj serijoje, kas nematėt, jeigu nors manau, kad daug kas nematė realiai. Tai mes praeitoj serijoje atradom šitą vietą, portalą į endą. Pastatėm paprastą portalą, čia va. Jo, apsitaisėm. Dabar šioje serijoje realiai net nežinom, ką darysim. Įtariu, kad bandysiu visų pirma padaryti čia pakilimą normalų, o daugiau jau žiūrėsim, ne? Nu, tu tada iki viršų. Tai gerai. Man tada, jau pradedam, karoči, video. Taip, aš tada dublikuosiu diamondus. Parodyk, ką tu ten turi inventoriui man. Ką tu nori padubliketinti, aš. Teks, visų pirma, goldą padubliketing, diamondus, ender pearlus. Viskas grįžtas, maneinant. Gerai, ender pearlus, diamondus, gali šiek tiek šablonų, irono ir foodo svarbiausias dalykas. Jo. Tau grįžu. Ai, ne, pas mane. Gerai, viskas, pasiėmu maišelį. Ai, dar neišeik. Tai jo, dabar aš kylu į viršų. Jo, ir rašykite į komentarus, jei jūs norit sužinot mūsų vardus ir taip toliau. Ir, ten rašinėkite, ko jūs norit, kad mes padarytume. Gal kažkada netgi webkamerą įjungsim. Gal. Čia aišku reikia ir pastangų, ir laikų, ir subscriberių. Mes jų kadangi neturim labai daug. Mes dar nesam tokie populiarūs, tai, jūs suprantat, Neseniai tik pirmą video mūsų išėjo, čia dabar antrą filmuojam. Jo, ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs pirmam videoi taip normaliai užsirinkot. Aš labai džiaugiuosi. Jo, visai neblogai gavosis. 6 laikai ir tenais 70 kažkiek peržiūrų, tai visai neblogas progresas. Ačiū Jums. Jo, labai ačiū. Norėčiau, kad jūs toliau taip darytume. Labai. Ir labai tikiuosi, kad šį kartą iš šio video dar daugiau gausim. Taip. Tuo tarpu kertam visą medį. Pamiršau pasakyti svarbiausia. Nenustebkit, kad kartais būna taip, kad mes einam ir tiesiog pradingsta, pavyzdžiui, mes atsiteleportinam į kitą vietą, pavyzdžiui. Tai dėl šito jūs nepergyvenkit, mes tiesiog iškerpam kadrus, nes pas mano draugą, taip sakant, biškiuka yra toksai mažasis brolis ir jis biškiuka trukdo. Tai jeigu ką, nenustebkit. Jo, bet dabar jaučiu bus geriau, nes aš dabar su ausiniam žaidžiu. Bet tai nepavydžiu, Vilė, žiūrėjai. Gerai. Jau vakarėja, tai aš einu, gal įlysiu į skylę ir užsibarikaduosiu. Va. Jo, ir jau šitą iškirpk. Nes sakėm, kaip bus... Aš žinau. Laiptai yra, jisai ten pačioj leidžiasi. Aš paskui jį manau. Jo, ir aš norėjau dar pasakyti, ne tik viewerių 1000, bet ir subscriberių 1000. Tada mes padarysim, ko jūs tikrai prašot labiausiai. Jeigu kas nemoka, dar kartelį, vieweriai yra žiūrėtojai, o subscriberiai, čia jau jūs turėtumėt žinoti. Visi apie tai žino. Einam visi mėgoti. Bet pasakyk jau. Prenumeruotojai lietuviškai. Va. Jo. O kas nežino, išeina iš video biškutą, kad mažas ekranėlis liktų. Eina čiučiut į apačią ir ten raudonas mygtukas. Jei jisai raudonas, reiškia, tada bus blogai. Raudoną mygtuką, o jeigu jis pas jūs jau pilkas, tai labai gerai. Reiškia, jo. Da labai gerai. Pasakyčiau netgi. Super. Tada. Jau Rokas gali tada į viršų eiti, aš tada kraftinsiu mums visus dalykus. Tada. O ką mes viršui veiksim? Man reikia pagaliukų. Pagaliukų aš tau turiu. Va, imk ir imk.
Jau, kad tiek tu neturėsi, netgi. Taigi aš... Nu, viskas. Ateik čia. Aš čia. Gerai. Einam va šitą, va šitą, va šitą. Tu viską gavai, ar ne? Ar dar... Jo, šaumą dar negavai? Let's go. Ir nepamiršk apie skydą. Ai, jo. Šitą, va šitą, šitą. Jau čia šiame video mes turėtume gauti mendingą ir unbreakingą 3. O kas nežinot, unbreaking 3 yra, kai šarvai, nu, ta prasme, jie Nesulaužomumas 3, jeigu lietuviškai. Šarvai nesusilaužo žymiai ilgiau. Nu, tipo, jie laužosis lėčiau. Va taip pasakysiu. Jo, va taip gerai pasakei. O mendingas, jeigu kas nežino, šarvus tvarko su XP. Nu, su tais, va, matot, va, pas mane yra prie širdelį ir alkio skaičiuka 6. Tai va čia va vadinama yra XP, jeigu kas nežinot. Jeigu tik kas nežinot, nes dauguma ko gero žinot. Jo. Nes, nu, come on, nu, aš nesu matęs dar tokio žmogaus, kuris net nėra bandęs Minecraft'o. Visi, manau, yra bandę jį žaisti. Kad ir jeigu nepatiko. Na, ar bent jau žino apie jį. Ai, gali dar medžio duoti, nes aš skydą nesukraftinsiu. Aš medžio daugiau nebeturiu inventorių, reikia Arba nereikia, aš tiesiog iš tos bibliotekos šešius pasiskolinsiu. Ok. Taks, tai man tuo tarpu ką dabar reikia daryti, pamiršau. Vilidželius gauti, vilidželius. Nu tai man pačiam tada reikės medžio, nes man laivą reikia gauti. Ir pavadėlių būtų visai neblogai gauti. Jo, ir kas nežino, kas yra žodis villageris, yra kaimietas. Kaimas. Villager, Villager, nu karoč, vieną žodžiu. Villager. Ne, klausyk. Tu klaidini. Villager. Aš žinau, villager kaimietis, o kaip kaimas pamiršau realiai. Village. Jo, village. Tai village yra kaimas, o villager, nu, kaimietis paprastai. Kaimietis. Jo. Teisingai. Labai teisingai. Viskas, aš skydų sudariau. O kam? Tu pa villagerį, kaip mes nuleisime namą. Nu nereikia, mes čia arti padarysim namą. Gerai, kaip nori. Nu nes aš tikrai nenoriu. Nu, kaip praeitą kartą. Arba. Maždaug per 2 blokus jisai įeina. Aha. Jam va tokia užteks jaučiu. Aš dabar labai nenoriu numirti, bet aš gal žinau, ką aš padarysiu. Ne, mes va čia va įkalinsim jį, jo. Tu gal ir teisingai sakai, mes jam namelį padarysim čia tokį. Nu, aš norėjau, žinai, ką padaryti. Ką? Čia arti tunelį padaryti ir mes, kai jį įkišim, mes pro čia eisim ir jisai, supranti, nenukris. Va čia ateik. Palauk. Aš visgi jam padarysiu namelį. Nu gal jei tavo idėja nepatiks. Aš pažiūrėsiu, ar saugu ten. Nu jaučiu taip. Ateik, villager. Va. Jisai va bus va taip. Dabar biškiuką galima va pavairuoti jį. Va čia va pas mus stovės villageris. O va čia va visą šitą va mes dabar uždengsim nuo piktų mobų, kad jie neatakuotų villagerio. Nes mums nereikia zombio villagerio, mums reikia paprasto villagerio. Nes aš tikrai, nu ten sunku jį vėliau atgydyti. Tikrai nėra sunku, bet nėra malonu. Jo. Nes tie paušianai visi taip toliau tenais nėra lengvi gauti. Ja, dabar eik pažiūrėti ten, kur skylė. Ir suprasi, apie ką aš kalbu. Nes aš nenoriu, kad jisai despalinintųsi. Ir duris, man rods, aš turėjau. Jop, aš kaip tik va duris netgi turiu. Jisai nesitreidino.
Nu tai taip, kaip jis tau treidinsis, jeigu už profesijos neturi? Ai, jisai neturi dar profesijos. Nu tai o kur Tai tu matai? Kur tu matai tą? Nu tai padėk. Žiūrėk, šita profesija pati geriausia pasaulyje. Jeigu ką, tu gali užsiimti dabar savo reikalais, nes aš ieškosiu mendigo ir nieko kito. Jeigu kažko gero pasakysiu. Padėk čia. Gerai. Aš eik ten pasižiūrėk tą skylę. O, kažkas vyksta. Nu, aš tau netrukdau, gali gyventi. Aha, supratau. Gerai idėja. Jo. Bet gal geriau čia visgi paliekam, nes čia jam kambarėlį padarysim ir bus normaliai. A, jis tapo jau? Jau. Ir kažkas buvo ant to, žinai, dalyko. Jam reikia lovos, taigi. O gal mes gyvenam pirmam aukšte prie villagerio? O gal tu visai gerą idėją pasiūlė? Nu. Aš taip pat mums atnešiu, nes supranti, jisai tada neišnyks, nei nieko jam neatsitiks. Nu, mes su juo tiesiog gyvensim ir tiek. Nu, o ką mums čia gyventi prie lavos, čia grėsmė didesnė, tikrai, didesnė grėsmė. Sakyčiau netgi. Viršus čia saugiau. Nes netyčia pralaužintum lavą, vėliau į lavą įkristum. Jo. O čia nieka. Gerai, va tas villageris. Jo, man reikia lovą. Tu paėmai mano lovą? Jo, matau, paėmai. Ir savo paėmų be abejo. Nu jo, mes taigi čia planuojam gyventi. Aha, nu aš tada va čia. Aha, aš tada gal va čia padėsiu, gerai? Va. O, geriau. Čia va. Checkpointą pasidedam, kad mes čia jei. O kaip mes grįšim, juk čia hardcore. Atsiprašau, aš pamiršau taip. Nu gerai, tu jį žiūrėk, aš einu gal jam dar atskirą lovą rasiu. Na, tapsi. Nu. Kas čia? Priimk. Davai. Priimk. Aha. Anglis mums nereikės. Prireikės. Aha, mums gal ir dar tų, kaip tų vadinamų, skrynių mums prireikės prie jo. Mes ten dėsim prie jo tos visos mendingą, aš laikinai valtį breakingą. sunaikinsiu villagerį, nes jisai galimai, kad kol valtį yra, dabar nenori. Bet jau kažkas įvyko tikrai. Dėl to tai čia nėra labai tai jau svarbu. O jisai tiesiog pastovi nejuda. Jeigu ką, šitą lovą tavo po to grąžinsiu. Ne? O ką tu nori pasakyti? Kas yra? Jis pabėgo. Kur tu bėgi? Va, esi čia. Nuleiskis. Давай. Klip. Tu Tu man ką tik sutrukdėjai. Va. Va tai padarom. Nu va, viskas įlipo. Ai, šitą dabar didesnę skylę nereikia padaryti. Padariau. Užteks tokias skylės? Keturgubinės. Turėtų. Nu, žiūrim, gal dar pralaušiu. Na, villagerį. Aš einu čia, prifarminsiu kauperę. Jisai neplanuoja net tapti, realiai nemeluosiu. Bro. Aš nežinau, ko jam trūksta.
Gal lovas, aš einu dėl viso ko pasižiūrėsiu. Ne, nu tai lovą jisai turi, jisai prie mūsų gali prisirišti lovos. Nu pasakyk, ką tau reikia. Uždaro va išėjimą dabar ir jį iš valties vėl. Ir čia irgi gal uždarykim laikinai. Tau ten reikia dabar? Ne. O tai va dabar va jį va galim išlaisvinti. Na, dabar tu čia gyvensi? Gyvensi? Teks. Nepabėgsi. Nori atgal namo. Išleiskite mane namo. Išleiskite. Žiūrėk, matai? O? Ne, nu tas nieko nereiškia, supranti, nu nieko nereiškia tas dalykas. Absoliučiai nieko. Eik, va čia. Bro, Jis dabar priejo. Va, gerai. jis pabėgo, nu. Nu, ir būkos. Žinai ką? Nu, tapsi. Ne. Jis gali čia pabėgti dar, o dabar nebegali. Nors ne, jis gali per šitą dar pabėgti. Jis gali būt, nu va taip va pakaks. Jis jau taip va jau nebepabėgs. Nu jo. Ir nedespal, ir nepranyks tiksliau. Na, viledžerė. Aš einu čia, prifarminsiu kauperę. Jisai Aš neplanuoja nežinau. net tapti, realiai nemeluosiu. Bro. Aš nežinau, ko jam trūksta. Gal lovas, aš einu dėl viso ko pasižiūrėsiu. Ne, nu tai lovą jisai turi, jisai prie mūsų gali prisirišti lovos. Nu pasakyk, ką tau reikia. Uždaro va išėjimą dabar ir jį iš valties vėl. Ir čia irgi gal uždarykim laikinai. Tau ten reikia dabar? Ne. O tai va dabar va jį va galim išlaisvinti. Na, dabar tu čia gyvensi? Gyvensi? Teks. Nepabėgsi. Nori atgal namo. Išleiskite mane namo. Išleiskite. Žiūrėk, matai? O? Ne, nu tas nieko nereiškia, supranti, nu nieko nereiškia tas dalykas. Absoliučiai nieko. Eik, va čia. Bro, Jis dabar priejo. Va, gerai. jis pabėgo, nu. Nu, ir būkos. Žinai ką? Nu, tapsi. Ne. Jis gali čia pabėgti dar, o dabar nebegali. Nors ne, jis gali per šitą dar pabėgti. Jis gali būt, nu va taip va pakaks. Jis jau taip va jau nebepabėgs. Nu jo. Ir nedespal, ir nepranyks tiksliau. Gerai tada, jisai, kaip matote, netampa. Taigi, jo, šitas video realiai jau užsitęsė. Taigi, ką galiu jums pasakyti? Nu tai kągi galiu jums pasakyti. Tai galiu pasakyti, kad laikas atsisveikinti jau. Nes va mes jau padarėm realiai daug. Aišku, kad ir taip neatrodo, nes mes tik viledžerį pagavom ir Diamond Sharvą gavom. Bet tikėsimės, kad jums patiko, taigi viso gero. Ir jo, tiesiog viso gero.